Liga, kuri neaplenkia nei mažo, nei seno. Liga, į kurios simptomus dažnai nekreipiame dėmesio. Kalbame apie ypač šiuo metų laiku labai dažną užklumpančią bėdą – mažakraujystę. Mažakraujystė tai arba anemija kitaip vadinama, visiems iš mūsų gerai žinomas terminas, su kuriuo tikriausiai tenka dažnai susidurti. Anemijos priežastys būna labai įvairios, tačiau dažniausia anemijos priežastis yra geležies stokos anemija. Geležis, kaip jūs žinote, tai yra labai svarbus elementas, kuris randamas raudonuosiuose kraujo kūneliuose esančiame hemoglobine ir geležis naudojama deguonies pernešimui įvairius organus, kadangi deguonis reikalingas šių organų veiklai. Kai trūksta geležies, organizmas patiria deguonies badą, o tai atsiliepia visų organų funkcijoms. Būtent todėl išryškėja ir kai kurie simptomai. Pasireiškus geležies trūkumui, dažniausiai pirmiausia tai atsispindi žmogaus gleivinėse. Odoje, lūžinėja nagai, slenka plaukai. Tada, aišku, sureaguoja ir širdis, kuriai trūksta deguonies. Atsiranda širdies plakimas, dusulys, nukenčia ir smegenys. Tuomet svaigsta galva, pablogėja atmintis, sumažėja darbingumas, kartais net sutrinka miegas. Geležies sumažėjimo priežastys gali būti labai įvairios, priklausomai kokioje grandyje jos trūksta. Jeigu geležies trūksta, per mažai patenka į organizmą, tai gali būti, kai nepakankamai naudojama geležies su maistu, arba kai yra padidėjęs organizmo poreikis geležies atsargom, tai mažiems vaikams, paaugliams, nėščiosioms, arba sergantiems tam tikromis ligomis. Kita priežastis, dėl kurios gali trūkti geležies, tai nepakankamas pasisavinimas jos virškinamajame trakte. Nepakankamai geležis gali būti pasisavinama dėl įvairių virškinamojo trakto ligų, dėl gleivinių, dantų problemų, kai maistas yra blogai sukramtomas. Tai dažniausiai pasitaiko vyresnio amžiaus žmonėms, kurių gleivinės jau yra suplonėję, ir taip pat sergantiems tam tikromis ligomis. Ir trečioji priežastis, kai geležies gali trūkti organizme, tai jos per didelis netekimas. Tai gali būti ūmus arba lėtinis kraujavimas. Lėtinis kraujavimas pasireiškia sergant žarnyno ligomis, taip pat įvairiomis onkologinėmis ligomis, esant skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opoms. Nepriklausomai dėl kokių priežasčių organizme nustatomas geležies stygius, visais atvejais pirmasis žingsnis – atstatyti geležį. Būtina pakoreguoti mitybą, valgyti daugiau raudonos mėsos, daržovių. Tačiau, kaip tvirtina medikai, vien su maistu gaunamos geležies neužteks. Tam yra naudojami įvairūs geležies papildai arba vaistai. Jų gali būti įvairiausių formų – tabletėmis, piliulėmis, skystos ir leidžiamos formos. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad prie tam tikrų ligų geriausiai pasisavinamos yra leidžiamos arba skystos geležies formos. Geležies pasisavinimui yra labai svarbu, kaip geležis naudojama. Jeigu geležį naudotume prieš valgį, žinoma, jos pasisavintų daugiau net 70%. Tačiau dažnai vartojant geležį prieš valgį ant tuščio skrandžio atsiranda pykinimas ir skrandžio dirginimo simptomai. Todėl vis tik geležį tenka vartoti tarp valgių. Labai svarbu, su kokiais maisto produktais geležį vartosime. Jeigu geležį vartosime su kava, arbata, su pieno produktais, kuriuose gausu kalcio, ji bus pasisavinama blogiau. Geram geležies pasisavinimui labai svarbu tam tikri komponentai palengvinant jos patekimą į kraują. Tai yra vitaminas C, B grupės vitaminai, folinė rūgštis. Moksliniais tyrimais Norvegijoje atliktais buvo įrodyta, kad moterys vartojusios Floradix geležies preparatus skystos formos geležies atstatymo rezultatus pasiekė labai greitai ir efektyviai, nes būtent šiuose preparatuose yra medžiagų, kurie padeda geriau įsisavinti geležį, taip pat vaistažolių komponentų, sulčių padedančių geriau įsisavinti geležį ir kadangi preparatai yra skystos formos, jie greičiau patenka į kraują ir duoda geresnius rezultatus. Geriausiai pasisavinama yra dvivalentė geležis ir būtent Floradix preparatuose esantis geležies glutamatas yra dvivalentis
ir yra vienas iš geriau pasisavinamų žmogaus organizme. Floradix skystosios geležies formulės ieškokite visose vaistinėse. Floradix skystosios geležies formulė jūsų geležiniai sveikatai.